21 skyrius. Dženi ir jos pasimatymas su seru Vomiu, jos nusivylimas ir paskutinis sprendimas prieš išvykimą iš Londono. Įtemptai laukusi Alisos ir motinos muziejaus salėje, kur tikėjosi taip lengvai jas užvaldyti ir kur jai atrodė, kad viską tiksliai apskaičiavo, Dženi pasikvietė į pasitarimą Bondą ir savo vyrą. Išbandęs visas priemonės atgauti balsą, Bonda nieko negalėjo padaryti ir toliau tik švokštė, sunkiai išspausdamas iš tą švokščiantį šnibždėsi. Ir kuo labiau siuto, tuo sunkiau jam buvo šnibždėti. Nuo to laiko, kai Dženi pamatė jo bejėgiškumą padėti pačiam savo, ji nustojo bijoti Bondos ir dabar ankstesnę baimę pakeitė panieką jam. Ypač tai, kad Bonda nepasitikėjo nė vienu sūnėnu ir kreipdavosi į Dženi su prašymais padėti įvairiuose reikaluose, kai jam reikėdavo kalbėti su žmonėmis, mat prastas kalbos mokėjimas jam trukdė susirašinėti ir tai darė jį šiek tiek priklausomų nuo Dženi ir net kažkiek pavaldų jai. Bijodamas brakano, kurio pavedimų ir pačių svarbiausių jis neatliko, Bonda nepamiršo, kad Dženi brakano duktė ir siekė ją įsiteikti. Nors jis Dženi nesižavėjo, bet sugebėjo įvertinti jos gudrumą ir pyktį, suprato, kad ji gali būti negailestingų priešų ir nusprendė padaryti viską, jog taptų jai naudingu, o jeigu pavyks, tai ir reikalingu. Todėl gavęs Dženi raštelį su prašymu užeiti kitos dienos vakare svarbių reikalų, Bonda apsidžiaugė. Vienas pats savo pikdžiugiškai kvatojosi ir nusprendė suvaidinti jai atsidavusi draugą ir ištikimą pagalbininką. Bonda ėmė kurti savo tolesnio elgesio planą ir ruošti tuos kabliukus su jauku, ant kurių jo nuomonė žuvis geriausiai kips. Kągi Dženi veikė tas dienas? Kodėl jie atidėjo pasimatymą su savo draugais, užuot veikusiu tuoj pat iš karto? Dženi vis dar nelaikė savęs sutriuškinta. Visą savo dėmesį jis sutelkė į mėlynakį naivuolį, kaip jį vadino serą Vomį. Jai šovė į galvą, kad jis galėjo negauti jos laiško, kad namų šeimininkas galėjo jam jo neatiduoti, jeigu korespondencija pateko tiesiai į jo rankas. Dženi nusprendė dar kartą parašyti naivuoliui, ji prilipdė šią pavardę serui Vomiui šaipydamas iš jo ir suvaidinti prieš jį įžeistą moterį, tikėjusią rasti džentelmeną ir pagalbą, o sulaukusią tik abejingumo ir net nemandagumo. Aš net nežinau, ką man apie jūs galvoti, serė Vomi, rašė Dženi. Jeigu nors akimirką tikėčiau, kad gavote mano laišką ir neatsakėte man, aš aišku jums dabar nerašyčiau. Mano nuomonė vyras, jaunas kavalierius, koks turi būti kiekvienas anglas, neatsakęs net į laišką yra nevertas dėmesio. Kadangi rašiau jums, o kartu ir motinai bei seseriai, ir iš jų taip pat negavau atsakymo, supratau, kad nei jūs, nei jos mano laiškų negavo. Nenoriu kartotis, pradėsiu nuo svarbiausia. Man reikia pasimatyti su jumis. Pasimatyti reikia ne tik dėl manęs pačios, bet ir mano motinos bei sesės ir dėl jų saugumo. Mano motina visą gyvenimą nebuvo nei protinga, nei tvarkinga, o sesuo dar tokia nieko nesuvokianti paauglė, kad jos nuomonės neturėjimus stebėtis netenka. Tikiuosi, kad padėsite man jas išgelbėti iš tų baisių lordo Benedikto letenų, į kurias jos pateko, per savo neapsižiūrėjimą ir iš dalies aišku ir per tėvą. Nelaimingasis mano tėvas patikėjo Alisą lordui Benediktui, o motina šis jėga išvežė iš namų. Jūs aišku apie tai nieko nežinote, kaip ir daug ko apie savo šeimininko elgesį, bet aš pasistengsiu atverti jums akis. Šioje vietoje Dženi ranka truputį suvirpėjo. Ji prisiminė kažkada iš lordo Benedikto gautus laiškus ir prisiminė, kad jų net kaip reikiant neperskaitė, bet žinojo, kad juose buvo gailestis jai. Prisiminė jo žodžius kontoroje ir jos širdis pradėjo stipriau plakti, bet ji nesileido į tolesnius apmąstymus, godžiai griebė visada paslaugiai jai paruoštą papirosą ir keletą kartų užtraukusi nuvijo šalin įkyrų sąžinės balsą.
Taip įžūliai ir piktai nusijuokusi, kad ir brakanas būtų ją patenkintas, Dženi toliau tęsė savo laišką. Neverta mums su jumis eikvoti nei jėgų, nei energijos ir skaičiuoti popieriuje svetimas nuodėmes. Geriau mums susitikti, pabandyti vienas kitą suprasti ir sutriuškinti priešo armiją, net nespėjusią sukaupti jėgų. Aišku, man nemaloniausia atvykti į lordo Benedikto namus, bet jeigu jums tai patogiau, ar jūsų nuomonė man naudingiau dėl mano brangių kailinių įkalintų tame name, dėl mano brangių kalinių įkalintų tame name išlaisvinimo, aš be abejo atvažiuosiu ir ten, nugalėjusi savo pasišlikštėjimą tuo oru, kurio jie prisisunkė. Pasirašiusi drauge, Dženi buvo patenkinta savo laišku. Iškvietė pasiuntinį ir sakė tuoj pat nunešti laišką ir be atsakymo negrįžti. Dženi apsirengė ir išėjo su savo reikalais, kaip ji paaiškino vyrui, o iš tikrųjų norėjo iš tolo stebėti lordo Benedikto namą, nesėdėti ir laukti atsakymą, jai buvo be galo liūdna. Tačiau stebėti jai nepasisekė, nes prie viešbučio durų ją pasivijo Bonda, laikęs rankoje telegramą. Jis buvo toks niūrus ir išbalęs, kad Dženi suprato reikalo, dėl kurio jis ją kvietėsi svarbą. Pakeliui Bonda tylėdamas ištiesė jai telegramą. Martinas mirė. Persiunčiu laišką. Tendlis. Perskaitė Dženi. Kaip galėjo išslysti iš mūsų rankų tas pašlemėkas, švokštė Bonda. Nejau nė vienas sūnėnas negalėjo susipratėti to padaryti, jeigu aš sergu, ir negaliu asmeniškai visko prižiūrėti. Mane apima neviltis, Dženi, kuklinosi Bonda, stengdamas įsitraukti Dženi į šį reikalą ir greičiau paversti ją bendrininkę. Perskaitykite šį nelemtą laišką, jame yra šis tas nemalonaus jums pačiai, bet nekreipkite į tai dėmesio, įsigilinkite tik į esmę. Martinas prieš mirtį išdavė mus. Jūs dar labai mažai žinote, todėl negalite įvertinti viso šio fakto nemalonumo. Tačiau įsidėmėkite, kad žmogų savo asmeniniais tikslais galima išnaudoti ne tik gyvą, bet ir mirusi. Tik ar niekšas rado savo apsaugą? Ir dabar ne vienas iš mūsų negali jo pasiekti. Bet tik kol kas, jeigu sugausime Alisą, reikalas išdegė. Būtų gerai, jeigu rastumėte kokį nors nevisišką kvailį, kuris galėtų prasibrauti į lordo Benedikto namus. Jeigu tik jis sugebėtų užmesti jūsų seserį ant kaklo vieną daikčiuką, viskas būtų tvarkoje. Varstydamas Dženi akimis, kurių ji dabar jau nebijojo, švokštė Bonda. Jūsų daikčiukai ant kaklo atrodo mažai teverti prieš lordo Benedikto naudojamus užkeikimus, žūliai kvatojosi Dženi. Bondos akys svaidė įsiūčio kibirkštis, kas dar labiau linksmino Dženi, bet ji visgi suprato, kad Bondos jėga dar stipriai ją valdo, nes pajuto smūgį tiesiai į krūtinę. Dženi nesusidrovėjo, bet kvatotis nustojo. Bonda savo ruožtu taip pat susivaldė, jis prisiminė svarbiausią uždavinį ir nusišaipęs tarė. Tas daikčiukas, kuris dabar skirtas Alisai, įmantresnis už jūsiškį. Ir kol Dženi svarstė pasakyti Bondai apie savo planus ar ne, jis padavė laišką. Dženi pribloškė laiško išvaizdą. Matyt, jį rašė daug dienų, jis visas buvo išteptas kažkokiomis rūdžių dėmėmis, tarsi jį rašiusi ranka būtų kraujavusi. Rašau tau, prakeiktas Bonda, šį laišką todėl, kad prieš mirtį noriu atsiskaityti su tavimi. Jeigu nesusitikimas su tavimi ir tavo įžūli apgaulė, kuria mane suviliojai, negulėčiau dabar čia mirties patale. Neturiu jėgų net atsiskaityti su jumis, mano sielos žudikais, taip kaip norėčiau. Kai aš susirgau, jūs išmetėte mane kaip šunį. Ir jeigu manęs nebūtų priglaudę tie, kuriuos vadinate savo priešais, taip ir nebūčiau žinojęs, kas tai yra gyventi su šviesa ir gerumu, iš kurių gyvendama su jumis tyčiojausi. Toliau laiške buvo praleistos kelios eilutės, matyt, jį rašęs pavargo ir padarė pertrauką, o po kiek laiko pasikeitusių braižų tęsė. Dabar aš net nesidžiaugiu padaręs jums visiems kiaulystę ir išlaisvinę savo dvasią iš jūsų niekšiškos įtakos. Supratau šitą daugiau.
Kol nesuprasite jūs ir apie ką su jumis neįmanoma kalbėtis, bet asmeniškai tau, Bonda, ir 3 kart prakeiktam brakanui aš neatleidžiu niekšybės, kad jūs mane pražudėte. Viską, ką mane vertėte vogti, vogiau nepamirždamas ir savęs. Ir čia mes atsiskaitę. Bet tai, kad iš manęs pavogėte mano šeimą, mano širdį, to jums neatleidžiu ir atlyginu pats savo taip, kaip jūs net įsivaizduoti negalite. Tik žinokite, kad tuo aš jums atkeršijau. Galite perduoti brakanui, kad jo žaviai dukrai, kuriai jūs visi padedate prarasti žmogišką pavidalą, aš taip pat uoliai padedu ir dar uoliau padėsiu iš karsto. Matyt, vėl buvo pertrauka ir po kelių eilučių jau silpnesnių braižų ir beveik neįskaitomai buvo parašyta. Baigdamas gyvenimą žinau tik vieną. Jūs visi greitai žūsite, o jūsų parankinė brakano duktė, išgėrusi visą niekšybių taurę, pabėgs nuo jūsų. Gerai ją prižiūrėkite, nes visus jūs apgaus. Jeigu tu, Bonda, mirsi taip, kaip mirštu aš, tai man to pakaks, bet manau, kad tavęs nevidonė ne viena gailestinga ranka neglobos. Jūs pavertėte mane kraujuojančiu, o aš visas jūsų paslaptis atidaviau tiems, kuriuos jūs vadinote priešais. Pabandykite dabar su jais pakovoti. Gal pragaras po kelių valandų praris mane, bet kiekvienas iš jūsų neturės ramybės. Taip aš prakeikiu jūs už visas savo kančias, į kurias mane įstūmėte. Tas, kuris kažkada buvo žmogus ir vadinosi Martinas. Kodėl jūs man davėte skaityti šį bepročio kliedesį? Apie kokią brakano dukterį jis čia kalba? Bonda tulžingai išsivėpė ir atrodė, kad jo šypsena iškalbingai bylojo, o aš galvojau, kad esate protingesnė ir išžvalgesnė. Bet žodžiais te prašvokštė tik tiek. Aš daviau jums paskaityti šias nesąmonės, kad suprastumėte, jog niekuo išskyrus mane ir brakanų negalima pasitikėti. Net jūsų vyras ir tas nepatikimas. Jeigu sugebėsite jį pririšti prie savęs, tada gal dar ir bus galima kalbėti apie kokį nors pasitikėjimą. Bet aš patariu nepasitikėti juo jokiuose rimtuose reikaluose. Siekiant Alisos būtų geriausia susidraugauti su kuo nors iš lordo Benedikto namų. Man atrodo, kad Tendlis pats tinkamiausias, jį būtų galima sužavėti ir prasimušti į slaptą pasimatymą su Alisa, o mums tik tiek ir tereikia. Pasimatyti su Alisa lengviau nei galvojate, dėdulė. Gal greitai tai net ir įvyks. Palaukite iki ryt vakaro, tada gal ir pasakysiu ką nors malonaus šiuo klausimu. O dabar man reikia eiti. Kodėl jūs taip jaudina Martino mirtis? Dar nė karto nemačiau jūsų tokio paniurusio. Greitai apie daug ką pradėsite kitaip galvoti. Dabar galiu pasakyti tik vieną. Nelabai džiugus bus mūsų susitikimas su brakanu, jeigu pasirodysime jam be Alisos ir dar be Martino. Išsiskyrusi su Bonda, Dženi mažai galvojo apie jį ir apie jo niūrumą. Ji visiškai pamiršo Martino laišką ir jį patį, galvojo tik apie atsakymą į savo laišką ir apie pasimatymą su seru Vomiu, kurio dabar laukia nekantraudama. Jos mintis jau skrajojo po lordo Benedikto kambarius, jau įsivaizdavo, kaip ras juose Alisą ir nusiveš pas brakaną. Kodėl brakanas taip siekia Alisos? Ar tik ne ji jo duktė? Dženi net stabtelėjo, kokia kvaila pasirodė į ši mintis. Alisa buvo taip panaši į pastorių. Dėl savęs pačios Dženi nė karto nešmėstelėjo abejonę, nors ir nudegė širdį aštriai ir maudžiančiai. Dženi grįžo į savo kambarius, kur rado pasiuntinį su laišku. Apsidžiaugusi ir savo pačios laišką, kurį jai padavė pasiuntinys, palaikiusi sero Vomio atsakymą, bet pagaliau supratusi tiesą, Dženi iš nevilties piktai sušuko. Ką tai reiškia? Džentelmenas, kuriam adresuotas laiškas, išvykęs į prieplauką ir grįž tik 3 valandą, kaip man paaiškino jo tarnas. Tai jums reikėjo sėdėti ir laukti atsakymo. Juk liepiau be atsakymo negrįžti. Eikite atgal, laukite iki 3 ir nedelsdamas atneškite atsakymą. Jau visiškai suirzusi šaukė Dženi. Buvo beveik 2 valandos. Dženi pagalvojo, ar tik neverta jai pačiai nuvažiuoti į prieplauką ir lyg netyčia susitikti su mėlynakiu. Bet iki prieplaukos buvo toli, o suvažinėti
o sužavėti kavalierių gatvėje jai pasirodė sunkiau ir netaip įdomu. Dženi puikiai žinojo visą savo odos ir plaukų žavesį kambaryje, žinojo, kad gatvėje ji netokia patraukli. Ji nusprendė važiuoti pas madingą siuvėją ir išsirinkti juodą suknelę, panašiai tą, su kuria paskutinį kartą matė Alisa. Įgyvendinusi savo norą, Dženi užėjo į kavinę, norėdama ilgiau negrįžti namo ir sero Vomio atsakymą rasti jau atneštą. Sėdėdama prie puodelio šokolado, kurio visai nenorėjo, Dženi pirmą kartą pasijuto visai viena. Kai rašė tai laiškuose, ji tik rinko kuo graudesnius žodžius, bet sieloje jokios vienatvės nebuvo. O dabar, stebėdama poras ir draugiškas šeimas, Dženi staiga pati savęs paklausė, o kas toliau? Kiek ji beklausinėjo vyro, niekaip negalėjo išgauti, kur jie važiuos. Iš pradžių jis sakė, kad jie vyks į Konstantinopolį, po to minėjo kažkokius nedidelius Austrijos miestelius, kur jie važiuos pasimatyti su brakanu, besigydančių ten kažkokiame kurorte. Dženi apėmė jau gerai pažįstamas suirzimas iki įsiūčio, pasiutęs pyktis ant motinos. Motina visą gyvenimą įtikinėjo ją savo meilę, vėl ėmė atrodyti visų nelaimių kaltininkė. Dženi širdyje įsižiebė laukinė neapykanta motinai. Jai atrodė, kad svarbiausia dabar turi būti kerštas motinai, palikusiai Dženi pačiu sunkiausiu metu. Bet jis susitvardė ir nusprendė nekeisti savo veiksmų plano. Išėjusi iš kavinės patraukė pėsčia, kad turėtų laiko nusiraminti. Namuose laukė trumputis atsakymas ant telegrafo blanko. Seras Vomis džiaugsis galėdamas priimti senjorą Sedelanį rytoj 2 valandą dienos. Toliau buvo nurodytas Lordo Benedikto namų adresas ir sekretoriaus parašas, kurio Dženi net nesivargino perskaityti. Ją vėl apėmė pyktis, motinos pagirimų pripratinta ir tikėjusi, kad jos grožiui niekas neliks abejingas, jeigu panorės ką sužavėti. Dženi dabar nusprendė, kad serui Vomiui vertėjo pačiam paskubėti pas ją arba bent pačiam parašyti, o ne per sekretorių skirti pasimatymą. Pagalvokit tik tai, kokiais ministrais save laiko tie ponai iš Benediktyno, piktai pagalvojo Dženi. Toptelėjo mintis pasitarti su Bonda ir pasakyti jam, kad rytoj jį ruošiasi apsilankyti Lordo Benedikto viloje ir pasimatyti su Alisa, bet nugalėjo piktdžiugiškas noras pasipuikuoti prieš Bondą ir parodyti jam, kad ji kur kas gudresnė ir žvalgesnė už jį. Bonda aišku kažką įtarė, nes vakare netikėtai atsirado pas jaunavedžius, kviesdamas papietauti brangiame restorane. Jo akis kiaurai varstė Dženi ir naršė visus stalus, bet jauna moteris, dar taip neseniai mėčiusi savo laiškus ir daiktus po visus kambarius, dabar buvo nepaprastai tvarkinga, nes nekartą įsitikino, kad visas kišenes ir popierius kažkas nuolat tikrino. Širdyje ji pasijuokė iš Bondos nerimo ir priėmė kvietimą norėdama pasėdėti tarp puošnios publikos, paklausyti lengvos muzikos ir sutrumpinti laiką iki rytojaus. Be dykinėjimo ir rūpinimosi savo kūnu, kurį Dženi pradėjo dievinti, jos rankose buvo galima pamatyti tik madingus romanus, kuriais aprūpindavo vyras, kurstęs joje aistras bei jausmingumą. Jeigu pastorius būtų pamatęs šią merginą, dėl kurios išsilavinimo tiek stengėsi, siekdamas pažadinti jos domėjimąsi mokslu, protiniu darbu, jį būtų nustebinęs jos dabartinis gyvenimas. Dabar jai nerūpėjo niekas, išskyrus ją pačią ir norą visur pirmauti, nors pati Dženi nelabai tesuprato, kuo tas pirmavimas turi pasireikšti. Jai atrodė, kad svarbiausia – turtai, teikė Lordui Benediktui pranašumą. Dženi užsibrėžė tikslą įsigyti turtų, bet visų pirma nubausti motiną ir Alisą, neturinčios teisės į tą prabangą, kurioje dabar gyvena. Dženi net sudrebėjo iš neapykantos įsivaizduodama, kaip Alisa maudosi turtuose, juk jie turi priklausyti tik gražuoliai Dženi, o ne kvaišai Alisai. Kada gavote kokią nors žinią iš savo sesers? Išgirdo Dženi Bondo švokštimą per muzikinę pertrauką puikioje restorano salėje, kur jie visi vaidino ramiai pietaujančius, o iš tikrųjų kiekvieno sieloje, ypač Henri Dordie,
tik šiandien sužinojusi apie savo dėdulės linksmojo Martino mirtį, buvo sunku ir net niūru. Henri pareiškė norą palaidoti Martiną, bet Bonda piktai atrėžė, kad reikėjo anksčiau rūpintis sergančių dėdę, o ne paleistuvauti ir linksmintis, kol ligoninė pati palaidos pamišusi valkatą. Bonda nuslėpė nuo Henri tiesą, to paties prašė ir Jenny. Jis tik pasakė, kad Martinas nukrito gatvėje be sąmonės, tvarkos saugotojų buvo nuvežtas į ligoninę ir jis Bonda tik per savo agentus vargais negalais sužinojo apie jo mirtį. Dabar prie ryškiai apšviesto stalo, tarp puošnių damų gražuolis Henri galėjo jausti ne vieną į jį nukreiptą susižavėjusios moters žvilgsnį. Jo taisyklingų bruožų pablyškęs veidas, liekna figūra, ūgis apgaulingai slėpė siaubingą jaunuolio dvasios skurdą. Paprastai godus pinigams, prabangai ir pasisekimui tarp moterų, jis pats ieškojo ir mėgo rinktis tik tas, kurios galėjo apipilti jį dovanomis. Tačiau šiandien Henri tarsi nieko nepastebėjo. Jo labai gražios pilkos su juodomis tankiomis blakstienomis akys žvelgė atidžiai, net piktai. Jis visuomet stengėsi būti malonus kavalierius Jenny. Netgi sukelti Armando pavydą, bet šiandien keletą kartų piktai nužvelgė ryškia violetinė suknele pasipuošusią Jenny. Ji iš tikrųjų buvo labai graži. Plaukai švytėjo visais vario ir aukso atspalviais, švelni atlasinė oda traukė žvilgsnį nemažiau už plaukus, bet Henri šiandien viskas buvo šlykštu. Štai tau ir finalas, jis vis galvojo apie Martiną, kuris ne kartą buvo jam geras. Amžinai girtas, amžinai Bondos reikalais užsiėmęs, retomis blaivumo ar ligos akimirkomis Martinas būdavo liūdnas, ilgesingai žvelgdavo į Henri ir sakydavo: ir aš turėjau sūnų, jis buvo tavo metų, bet aš jį praradau. Deja, tos akimirkos būdavo trumpos kaip žaibas. Martinas vėl pradėdavo kvatotis bei tyčiotis ir su girtu įkarščiu vis šaukdavo: kai nieko neturi, tai nėra ką atimti. Dabar prieš Henri vis iškildavo liūdnas Martino veidas. Jis daug būtų davęs, kad ištrūktų iš šios banalios muzikos, iš apšviestos salės ir paklaidžiotų vienas tuščiomis ir tamsiomis gatvėmis. Galas Martinui, galvojo Henri. O ką matė Martinas? Vergišką darbą Bondai ir Brakanui. Nejaugi jis liko Elgeta, o visi jo rankomis surinkti turtai guli Bondos ir Brakano kišenėse, iš po kurio laiko nutekės šiai išvaizdžiai melagiai. Šiuo puikiu epitetu jis vieną kartą visiems laikams apdovanojo Jenny po to, kai įsitikino jos apgaulė dėl Alisos, kurią vaizdavo Kvėša. Henri pamatęs Alisą buvo apstulbintas jos grožiu ir negalėjo jos pamiršti. Jis buvo pasiruošęs dideliai rizikai, kad tik gautų Alisą, kurią jau matė kaip savo būsimą žmoną. Jenny ir Bonda nė akimirkos neabejoja, kad Alisos jis nepamatys ne tik kaip žmonos, bet net ir kaip giminaitės, kurstė Henri meilę kiekvienas siekdamas savo tikslų. Mintimis lygindamas Alisą ir pusnuogę Jenny, Henri buvo labai nepatenkintas Jenny ir Armandu, viešai vaidinusius jaunus įsimylėjėlius. Kažkokio dvejinimosi, kažkokio nepasitenkinimo, priekaišto sau gaidelė vis ryškiau skambėjo Henri sieloje. Vis atkakliau šaukė Martino atvaizdą. Alisa ir motina sėdi Lordo Benedikto tvirtovėje, bet tai joms netrukdo man rašyti, įžūliai melavo Jenny. Vadinasi, esate visiškai tikra, kad jos abi Londone, vėl paklausė Bonda. Šiandien gavau iš Lordo Benedikto namų telegramą. Tyčia garsiau, nei to reikėjo, atsakė Jenny, norėdama patraukti Henri dėmesį. Šis jai atrodė išsiblaškęs, bet iš tikrųjų atidžiai klausėsi savo kaimynų pokalbio. Ir kągi jums pranešė telegrama, nepatikliai paklausė Bonda. Apie tai pasakysiu rytoj vakare, kaip jau turėjau garbės pranešti, juokėsi Jenny. Keista, labai keista, patylėję su nerimu pasakė Bonda. Mano agentai tvirtina, kad pats matė,
kaip jūsų motina šiandien 4 valandą išvažiavo iš lordo Benedikto namų su daiktais, jaunos ledi ir džentelmeno lydima. Kągi, gal jie apsigalvojo ir grįžo namo, iš pažiūros abejingai atsakė Dženi, tačiau niekuo neparodydama, kad pranešimas ją sujaudino. Ne, namo negrįžo. Pastoriaus namuose aš pats buvau. Ten viskas aklinai uždaryta iš visų pusių. Matyt, mamai ko nors prireikė ir kartu su Alisa ir Sandra važiavo į savo namą, o po to vėl grįžo. Jūsų agentas be abejo buvo nepakankamai atidus ir to nepastebėjo. Dženi džiaugiasi galėdama įgelti Bondai. Tačiau Bonda net nepastebėjo išpuolio ir tarė Henri. Dabar Martino nėra kuo pasikliauti. Tau teks rytoj stebėti savo nuotakos namus. Nenoriu tikėti apkalbomis, bet man sakė, kad lordas Benediktas ruošiasi visus pergudrauti ir pats vesti Alisą išsiveždamas ją iš čia. Mes negalime leisti jiems išvažiuoti. Kol sužadėtinis trypčios prie vilos, jo sužadėtinė maloniai leis laiką su manimi muziejuje ir kavinėje. Ar ne geriau jam lyg netyčia užsukti į mėgstamą Alisos kavinę ir karieta palydėti mus abi pas mane į viešbutį? Apie 3 valandą mes su Alisa būsime kavinėje prie B tilto. Kodėl apie tai nieko nesakėte, sušvokštė Bonda. Aš jau aiškinau, kad kviečiau jūs į pasitarimą. Negalima organizuoti didelės veiklos, pasakojant apie tai visam pasauliui. Tikėjausi šnipštelėti apie tai Henri prieš pietus, bet jis visą laiką buvo toks paniuręs, kad atidėjau šią naujieną iki grįžimo į namus, o viskas pakrypo kitaip. Kai norima tikėti, patikima pačiais neįtikėčiausiais dalykais, o kai su tokiu aplombu įtikinėja graži moteris, patikėti dar lengviau. Henri pralinksmėjo, pamiršo Martiną ir Dženi, jam atrodė maloni ir artima. Bonda susierzinęs dėl savo ligos, dėl Martino ir dėl ištisos virtinės nesėkmių, kurias stropiai slėpė nuo savo artimųjų, nors ir neturėjo jokio ypatingo pagrindo tikėti Dženi, visgi lengviau atsiduso, jis norėjo pasiūlyti, kad pats atvažiuos su Henri, kad tai patikimiau, bet pagalvojo, jog patys didieji norai išsipildo netikėtai, tik nereikia trukdyti. Jis nusprendė brangiausią talismaną, kurį Brakanas liepė jam ypač gerai saugoti ir kuris skirtas ypač svarbiam tikslui įduoti ne Dženi, o Henri. Bet Dženi tarsi atspėjusi jo mintis tarė, rytojaus pasimatymui turiu būti ypač gerai apsišarvavusi. Jūs man kalbėjote apie vieną daikčiuką skirtą Alisai. Turiu jį gauti jau šiandien, kad apsiprasčiau su juo ir pasitreniruočiau jį užmesti. Bonda nenorėjo į Dženi rankas atiduoti brangenybės, kuriai tiek daug reikšmės teikė Brakanas. Jis negalėjo susitaikyti su mintimi, kad vieną brangakmenį seras Vomi savo jėga jau išardė. Ir tuo pačiu bijojo savo užsispyrimu sugadinti visą tai puikiai prasidėjusi reikalą. Visa kompanija grįžo namo su kur kas geresnė nuotaika. Tik prieš išsiskirdami į savo kambarius dar nusprendė pasigrožėti puikiu rausvo atspalvio briliantų ant plonytės auksinės grandinėlės, apie kurį Bonda pasakojo ir kurį atsinešė iš savo kambario. Paduodamas jį Dženi pasakė, šį brangakmenį ilgai nešiojo pats Brakanas ir niekinamai šyptelėjo pamatęs, kad Dženi prispaudė jį prie krūtinės. Jums jis netinka, raudonplaukiams nedera rausvi ir raudoni tonai, bet gal dėl abipusės simpatijos su Brakanu akmuo jums bus malonus. Pragariška išraiška ir šiaip jau nemalonioje fizionomijoje Bonda pasistengė nuslėpti apsimesdamas, kad kažką pamatė ir lenkdamasis pasiimti, bet akylas Dženi žvilgsnis spėjo pastebėti švystelėjusi pykčio žaibą. Dženi iš anksto nusprendė apmulkinti žiaurųjį dėdulę, jis stipriai sugniaužė rankoje talismaną kaip savo jėgos ir valdžios Bondai laidą. Tarsi atsitiktinai pakėlusi ranką, su talismanu priešais Bondos veidą, pati apstulbo nuo savo judesio efektą. Ramiau,
iš visų jėgų sušvokštė Bonda. Sakiau jums, kad tai nepaprastą jėgą turintis daiktas. Niekada nelaikykite šio daikto prie žmogaus veido. Jūs galite jį užmušti ir pati likti invalide. Štai kaip pratarė Dženi nuleisdama ranką, o atšokęs Bonda pradėjo atsigauti ir nustojo dusti. Galėjote man tai anksčiau paaiškinti ir nebūčiau suteikusi jums tokio nemalonumo. Kokių dar judesių negalima daryti, kad nesužeisčiau Alisos, o tik priversčiau ją paklusti. Alisai pakaks paprasčiausiai užmesti jį ant kaklo, o ji pati eis paskui jūs kaip avelė. Bet jeigu susidursite su kuriuo nors prityrusiu lordo Benedikto bičiuliu, tai laikykite brangakmenį visą laiką aukštai iškėlusi ranką. Galite apvynioti grandinėlę kelis kartus apie riešą, kaip apyrankė, bet jokių būdų nerodykite brangakmenio, jeigu išvysite patį lordą Benediktą. Šis daiktas, aišku, ne pora jūsų vėriniui, bet į kovą su tuo fokusininku nesivelkite. Gerai, kad viską paaiškinote, būsiu atsargi. Dženi nesitvėrė džiaugsmu, nors brangakmenį laikė suspaudusi rankoje, bet jautė, kaip auga jos jėgos, įžūlumas ir valia. Karamba, nusikeikė Bonda, kas galėjo pagalvoti, kad jūsų rankose šis talismanas bus toks grėsmingas. Jau seniai jį turiu, bet jis nerodė jokių savybių. Matyt, iš tikrųjų užsimegs draugystė tarp jūsų ir Brakano. Gana, dėdulė, lyg netyčia kilstelėdama ranką, tarė Dženi, ir vėl rausvo brangakmenio padarytas efektas ją nustebino. Draudžiu jums prie manęs minėti Brakano vardą kitaip, nei aš leisiu. Ji vis tebelaikė ranką prieš Bondo akis. Klausau, visas išbalęs, drebėdamas atsakė Bonda. Nuleiskite greičiau akmenį, jūs mane pribaigsite. Dženi iš pažiūros labai naiviai, bet sieloje džiūgaudama, kokia jėga jai netikėtai atiteko, nuleido ranką, nusižiovavo, ir abejingai pratarė. Aš pavargau, noriu miego. Ji vėl kilstelėjo ranką, palaikė prieš kiekvieną iš 3 vyrų ir pridūrė. Dėdulė, eikite miegoti ir iki 5 vakaro man nesirodykite. Tu, Armandai, pernakvosi svetainėje ir rytoj 5 taip pat prisistatyk, o jūs, Anri, laukite manęs prie kavinės nuo 3 iki 5, o iki to laiko sėdėkite namuose. Jeigu iki 5 aš nepasirodysiu kavinėje, važiuokite namo, tai reikš, kad Alisa jau čia. Visi 3 tylėdami jai nusilenkė, priimdami įsakymus, ir Dženi nuėjo į savo miegamąjį. Ji neturėjo patyrimo ir nežinojo, kad savo įsakymą reikėjo sutvirtinti pakeliant akmenį aukštai virš kiekvieno, kam įsakė galvos. Vos tik ji nuėjo, visi 3 vyrai tarsi prabudo. Kiekvieno pykčiui nebuvo ribų. Abu jaunuoliai užsipuolė Bondą, keikdami jį ir klausdami, nuo kada jam taip pasimaišė protas, kad atidavė į Dženi rankas brangakmenį, turinti tokią valdžią jiems ir jam pačiam. Jų riksmai ir keiksmai buvo tokie siaubingi, kad Dženi jau norėjusi kviestis kambarinę, ne juokais išsigando. Jai pasivaideno, kad vyrai tarėsi ją užmušti. Iš siaubo net šiurpas perėjo per kūną. Dženi pagrebė brangakmenį į ranką, vėl pajuto įžūlumą ir jėgą įsakinėti, atlapojo duris, kurias jau daužė kumščiais įsiutęs Armandas. Ir prikišo brangakmenį beveik prie pat jo akių. Armandas atšoko, susvyravo ir baugščiai tarė. Nepyk, Dženi, aš išeinu iki rytojaus. Netardama nė žodžio, ji nukreipė talismaną tiesiai į akis Bondai, kurio rankoje pastebėjo botagą. Lauk iš čia, niekše, nesavu balsu riktelėjo Dženi. Tu dar ant kelio atsiklaupęs prašysi manęs pasigailėti. Bonda pradėjo sukinėtis, lyg ji čirškintų ant keptuvės, ir suklupo ant kelių. O jūs, Anri, to paties norite? Pakeldama brangakmenį prie jo veido, paklausė Dženi. Aš būsiu rytoj namuose, po to lauksiu jūsų karietoje, atsakė Anri, ir visi 3 išėjo, palikdami iš drebančios Bondos rankos iškritusi botago, kurio tas nepajėgė net pakelti. Likusi viena, Dženi įmetė į židinį malkų, su žnyplėmis paėmė nuo kilimo botagą ir su didžiausiu pasišlikštėjimu įmetė į įsidegusią ugnį.
Su pergalės jausmu žiūrėjo į degantį botagą, nusijuokė, kai jo oda pradėjo grūzdėti ir nuėjo į savo miegamąjį pirmą kartą per savo vedybinį gyvenimą, likdama viena. Nusivilkusi prašmatnę suknelę, Dženi pasijuto tokia išsikankinusi ir pavargusi, kad užmigo iš karto vos tik atsigulė. Naktis Dženi taip pat greitai prabėgo, kad prabudusi ir pamačiusi, jog jau 11, ji tuoj paskambino ir paliepė paduoti pusryčius į lovą. Apmąstydama savo dieną, Dženi pirmiausia pasiteiravo, ar siuvėja jau atsiuntė suknelę. Nurimusi, kad suknelė atsiųsta, Dženi įsakė kambariniai pakabinti ją čia miegamajame ir pusryčiaudama ją apžiūrinėjo. Suknelė jai pasirodė per daug kukli, bet prisiminusi su paprasta juoda suknele efektingai atrodžiusi Alisą, Dženi nusprendė būtinai ją apsivilkti. Jauna moteris tiek daug dėmesio skyrė savo, kūno masažui, voniai, taip rūpestingai matavosi naują skrybėlę, derindama ją prie šukuosenos, kad 1 valandą dar nebuvo pasiruošusi. Siųsdama ir eilinį kartą keiksnodama įžūlę mergiotę Alisą, už tai, kad nėra kam padėti jai apsirengti, Dženi sutrumpino mėgavimąsi savimi prie veidrodžio ir įsakė pakviesti Kebą. Kad ir kaip keista tai buvo pačiai Dženi, ji niekaip negalėjo įsivaizduoti naivuolio sero Vomio veido ir nežinojo, kaip pradėti pokalbį. Sėdėdama Kebe, ji nusprendė kalbėti išlepintos mažos mergaitės tonu, bet pusiaukelėje apsigalvojo, prisiminusi, kad turi kalbėti apie paauglę seserį, kurią atėmė iš jos jėga, nusprendė apsimesti nuliūdusi ir pamesta auka. Dženi apsivyniojo savo talismaną apie ranką, eidama pro vilos vartus stipriai prispaudė jį prie krūtinės, šaukdama visus jo burtus savo į pagalbą. Ji prisiminė, kad reikia vengti lordo Benedikto ir įėjusi į holą greitai jį apžvelgė. Pamačiusi, kad be tarno jame nieko daugiau nėra, nurimo ir pasakė, kad nori pamatyti serą Vomį. Tarnas pažiūrėjo į laikrodį ir tarė: Jūsų laukia jau 20 minučių. Po 40 minučių seras Vomis bus užimtas kitais reikalais. Su liktais žodžiais tarnas atidarė duris į gretimą kambarį, kur už stalo sėdėjo seras Vomis, o Anandas stovėjo rodydamas jam kažkokį brėžinį. Senjoras Edelani, pranešė tarnas, įleisdamas Dženi į kambarį. Visa tai labai nemaloniai paveikė Dženi. Priėmimo oficialumas, tai, kad tarnui buvo pranešta jos pavardė, viso to solidumas bei tikslumas ir tai, kad seras Vomis buvo ne vienas, viskas erzino Dženi. Nors ir glaudė prie savęs talismaną, bet buvo sumišusi ir jautė nepasitikėjimą savimi. Be to, atpažino šį jai ypač nemalonų kambarį, tą lordo Benedikto kabinetą, kuriame nuo namų šeimininko žvilgsnio tada jos kojų pirštai prisiklijavo prie grindų, kad negalėjo pajudėti iš vietos. 4 akys įsmigo į sutrikusią Dženi ir jai net rankos atšalo. Staiga jis suvokė visą savo elgesio absurdiškumą. Atrodė, kad abu šie vyrai perskaitė jos slapčiausias mintis, kurias buvo taip puikiai užmaskavusi. Iki 3, Ananda, tarė seras Vomis savo bičiuliai ir šis nusilenkęs jam ir dar kartą pažvelgęs į Dženi, kaip jai pasirodė su užuojauta, išėjo iš kambario. Prašau atleisti už pavėlavimą, sėsdama jai pasiūlytą fotelį prie stalo, tarė Dženi, nors jai net į galvą nebuvo atėję pradėti pokalbį nuo atsiprašymo. Aš taip ir galvojau, kad tualetas damai visada pirmoje vietoje. Ir Dženi vėl pasivaideno, kad jis atspėjo jos mintis, bet susivaldė nusišypsojo, lyg netyčia pakėlė ranką tiek, kad brangakmenis sušvito priešai sero Vomio akis. Ji net nespėjo užbaigti šio judesio, kai sero Vomio veidas pasikeitė. Per šį puikų, prieš akimirką dar tokį gerą ir nepaprastai ramų veidą persirito rūstybės banga. Sero Vomio akis sužaibavo, jis kilstelėjo ranką ir Dženi ranka nukrito jai ant kelių kaip suparalyžiuota. Nesusiejusi šių savo ir jo rankos judesių, Dženi nusprendė, kad yra per mažai susipažinusi su brangakmenio savybėmis ir kad naivuolis jau užkibo. Ramiausiai pasitaisiusi apyrankę, Dženi familiariai pradėjo.
Jau rašiau jums, kokios pagalbos iš jūsų tikiuosi. Man reikia iš čia išsivežti savo seserį Alisą ir savo motiną. Abi jos man rašo, kad čia kankinasi ir prašo pasiimti iš šių namų, kuriuose gyvena nelaisvėje. Pašaipa nuslydo sero Vomio veidu, o akyse sužibo humoro kibirkštėlės. Dženi savaip išsiaiškino šią savo kavalieriaus šypseną ir neleidusi jam ištarti nė žodžio tęsė. Taip ir žinojau, kad man padėsite. Tiksliai negaliu prisiminti, ką man kalbėjote tą siaubo valandą teismo kontoroje. Tiesą sakant, ir tada nieko nesupratau, bet intuicija pasakė, kad jūs man padėsite. Noriu tuoj pat pamatyti Alisą, baigė Dženi, vėl pakeldama brangakmenį į sero Vomio veido lygį. Šį kartą efektas buvo pats netikėčiausias. Seras Vomis tik lengvai krustelėjo pirštą, o Dženi ranka smogė jai pačiai į galvą, kaip mestas kamuolys ir numušė skrybėlę. Apstulbusi, sumišusi ir įpykusi, Dženi buvo pasiruošusi šokti ir sviesti į serą Vomį savo skrybėlę, su tokiu vargu namuose priderinta prie šukuosenos. Bet jos rankos tarsi pagaliai gulėjo ant kelio. Ji visa sustingo iš netikėtumo ir nuostabos, negalėdama ištarti nė vieno žodžio. Prakeiktas akmuo, pagalvojo Dženi. Tikriausiai Bondas žinojo, kokius triukus jis krečia, ir tyčia man nieko nesakė. Na, aš jam parodysiu, tegul tik sugrįšiu į namus. Seras Vomis tylėdamas žiūrėjo į pykčio subjaurotą Dženi veidą. Gaila, kad šiame kambaryje prieš jūs nėra veidrodžio. Galėtumėte įsiminti, kad einant į pasimatymą negalima taip įniršti. Tai pirma. Antra, kas jums sakė, kad Alisa ir motina yra čia? Nei viena, nei kita šiuo metu čia negyvena. Kaip tai? Kokį dar triuką iškrėtė jūsų šeimininkas? Visiškai nesivaldydamas sušuko Dženi. Kad ir kaip jis stengėsi pakelti savo ranką ir trečią kartą nukreipti brangakmenį į sero Vomio akis, nieko negalėjo padaryti, nors nuo pastangų net prakaitas išpylė. Aš jums paliepiau nejudėti, tarė seras Vomis. Tai padariau saugodamas jūs nuo jūsų pačios beprotiškų veiksmų, nelaimingoji moterį. Jeigu dar ir trečią kartą drįstumėte nukreipti į mane šį savo niekingą ginklą, kurį jums davė kaip visą pavergiantį talismaną, kristumėte negyva, nes man tektų prisiliesti prie jūsų. O didelis tyros jėgos prisilietimo, apsivyniojusi šį žaisliuką, jūs negalėtumėte atlaikyti. Be reikalo keikėte tą, kuris davė šį brangakmenį. Prieš jį blogio tarną jis visagalis. Prieš jūsų seserį būtų bejėgis, nes jos tyrumas be priekaištų. Ji nepajustų jo jėgos, bet ir jums nepakenktų. Susitikimas su manimi, kartoju, baigsis mirtimi, jeigu pakelsite prieš mane savo brangakmenį. Ir ne tik prieš mane, bet ir prieš kiekvieną, kuris gyvena šiame name. Gerai, tai įsidėmėkite, dabar prie reikalo. Jūs pati žinote, kokiame mele ir kokioje nuolatinėje apgaulėje dabar gyvenate. Abu jūsų laiškai štai jie, pasimkite juos. Gal kada nors juos perskaičiusi, rasite pakankamai proto ir takto veikti kitaip. Jūsų sesuo jau antra para plaukia vandenynu kartu su lordo Benedikto šeima, o jūsų motina gyvena Londono priemiestyje, nes to reikalauja jos sveikata. Jūs pati geriau už visus žinote, kokio sveiko proto buvo pastorius, gerai žinote jo gerumą ir kokia jo garbė. Prisiminkite visą gyvenimą. Jūs sakėte, kad nesupratote mano žodžio kontoroje. Vargšelė Dženi, gaila dabar dėl jūsų nieko negaliu padaryti, nei padėti, nei apsaugoti. Jeigu įžengdama čia būtumėte atsinešusi širdyje bent lašą meilės, bent kruopelę gerumo, būčiau galėjęs įžiebti joje liepsną, bet jūs atėjote su blogais išdavikiškais kėslais, troškote paversti mane, kaip ir jūsų Bondą, vergu ir tarnu. Paimdama brakano akmenį ir įsakinėdama tiems, kurie nuo jo priklauso, pati tapote jo verge. Greitai jūsų gyvenimas iš pažiūros bus puikus, bet
Jūsų širdies žaizda kur kas gilesnė už visą išorinę gerovę. Eikite namo, ginkitės nuo bondos ir jo tarnų savo brangakmeniu, kad pati nekristumėte nuo jo rankos. Bet visgi atminkite, kad kiekvienas liūtų tramdytojas gyvena su laukiniais žvėrimis, kurie jo nekenčia ir laukia momento jį sudraskyti. Kol savo širdyje nerasite meilės seseriai ir motinai, kol užuot keikusi jas nepradėsite maldauti jų išgelbėti jūs, netarkite veltui mano vardo, nerašykite man iš to nebus naudos. Tik atlikę žemėje pirmą savo uždavinį meilę žmogui, kiekvienas be jokių kliūčių gali rasti kelią pas mus. Jūsų gyvenimo pamoka – išpirkti savo išdavystę prieš seserį. Kiek isteriškai berėktumėte, kad mylite seserį, kiek besistengtumėte tuo, ką nors įtikinti, visada matysiu ir jūsų tikrąją meilę ir jūsų veidmainystę. Net tada, kai pačiai jau atrodys, kad mylite Alisą, ir tada galvosite apie save, o ne apie ją. Tol jūsų širdyje matysiu veidmainystę, o ne meilę, kol nuolankiai nesuprasite savo pareigos ir netarsite savo. Aš turiu būti šalia sesers, kad ir kažin kas atsitiktų, kad ir kas man ar jai grėstų. Tik tada iš tikrųjų pamiršite save. Jūsų meilė nebeliks vien iš praktinės naudos sumetimo ar žemiškos baimės. Ir jūs pati atversite savo siaurutį takelį į didį kelią. Į tą kelią, kur žmonės laisvę vertina ne kaip priklausomybę ar nepriklausomybę nuo žemės sąlyginumų, bet kaip plačiausią vidinį savęs paties išlaisvinimą iš regimų vertybių valdžios. Tada prabus jūsų pačios dvasios kūryba, kur bebūčiau, kokiame siaube ir neviltyje bebūtumėte jūs pati, aš išgirsiu jūs ir mano pagalba ateis. Tik negalvokite prietaringai, kad didžio gyvenimo pagalba tai atsitiktinė laiminga loterija. Bet kokią pagalbą reikia užsitarnauti ir būti jos vertam. Jeigu vertinate tik žemiškas gėrybės, pinigus, turtus, brangenybės ir su jais susijusią padėtį visuomenėje, o dvasios reikalai jums niekam nereikalingas nemokamas priedas, jūsų pastangos rasti tikrąsias žinias, kurios būdingos tik aukštesniam gyvenimui, visada baigsis nusivylimu. Visko, ką pati pasirinkote, ir su kuo teks susidurti tik todėl, kad pati save su tuo surišote, paimdama šį brakano akmenį, per tokį trumpą laiką išvardyti neįmanoma. Vieną galiu pasakyti, nespauskite prie savęs taip stipriai šio brangakmenio. Jis buvo skirtas ne jums, bet dabar jau nebegalėsite jo nusimti. Jeigu aš panorėčiau jūs nuo jo išvaduoti, tai jis prarastų bet kokią savo jėgą. Tada liktumėte beginklė prieš savo siaubingus bendrus. Nuo jų pykčio ir net žiaurių kankinimų, tik jis tegalės jūs apsaugoti. Nebijokite jų bandymų nuimti brangakmenį nuo jūsų. Jie to nepajėgs. Tam, kad apsaugočiau jūs nuo brakano, uždedu ant jūsų siaubingos apyrankės draudimą. Ir niekas be manęs ir mano pasiuntinio negalės jos nuimti. Kaip jau sakiau, tai galės įvykti tik tada, kai pati dvasiškai praregėsite. Eikite, jums duota galimybė rasti išsigelbėjimo kelią, bet dabar jūs skendite tokiame mele ir vaidmainystėje, tokioje tamsoje ir blogyje, kad nieko be išorinių formų negalite įžvelgti. Jūs pasakėte, piktai žiūrėdama į serą Vomi greitakalbę pylė Dženi, tarsi bijodama ką pamiršti, kad išorinė prabanga, svajonės apie turtus, tai tik žemi blogio norai, leiskite paklausti, kodėlgi pats negyvenate lūšnoje purve ir priimate mane kambaryje, kur tik vienas tikriausiai vertas kelių šimtų svarų sterlingų. Kodėl visi jūsų draugai turtuoliai, o ne elgetos? Jūs dabar šito nesuprasite. Net jeigu ir daug valandų aiškinčiau šiuos klausimus. Galima gyventi tarp pačių puikiausių daiktų ir net nepastebėti jų. Ir galima specialiai išdalinus turtus
gyventi pačioje menkiausioje buityje ir vis tebegalvoti tik apie prabangą, kurios netekta ar kurios nebuvo. Dar kartą kartoju, viską, ką galėjau dėl jūsų padaryti, jau padariau, o visi jūsų klausimai ir žodžiai – tai tik jūsų nuodų ir pykčio rezultatas. Pasilikite juos sau. Mano paskutinis patarimas – nevažiuokite dabar pas Brakaną. Jis dar pakankamai stiprus, kad priverstų jūs kentėti, bet savo ankstesnės jėgos nesusigrąžins ir po kurio laiko žus. Jeigu norite išsigelbėti pati ir išgelbėti vyrą nuo niekšo pykčio, važiuokite į Romą, kur jūsų vyras turi mažą namelį. Ten abu galėsite pradėti dirbti, o su savo apyrankės pagalba galėsite rasti savo daug gabių tarnų. Jiems padedant galėsite įsigyti ir turtų, ir prabangą, o Brakano piktadarystės nepalies jūsų. Romoje jis jūsų ir pats negalės pasiekti. Dženi visa drebėjo iš pasiutimo. Jos pyktis vis augo, nes niekaip nepajėgė nuplėšti apyrankės ir nukreipti akmens į pačią sero Vomio akis. Pirštai stengė tik vos paliesti plonytę grandinėlę. Dženi negalėjo ištarti nė žodžio. Paklausykite mano patarimo, Dženi, ir važiuokite į Romą. Ką galėsiu, viską iš savo pusės padarysiu, kad apsaugočiau jūs ir padėčiau. Jeigu važiuosite pas Brakaną, kaltinkite pati save. Seras Vomis atsistojo ir nuėjo prie durų. Atidarė jas ir nusilenkęs Dženi tyliai pridūrė. Atkalbėkite Bondą nuo minties patekti į šį namą. Jeigu jis nepaklausys šio mano patarimo, jūs išvažiuosite iš Londono be Bondos, o nuo to bus dar blogiau. Tada visas Brakano pyktis išsilies ant jūsų vienos. Dženi tylėdama išėjo iš kambario, kunkuliuodama iš pykčio, kentėdama iš bejėgiškumo ir neapykantos, ji visiškai įsiutusi sėdo į kebą ir kuo toliau važiavo, tuo piktesnės buvo jos mintis. Privažiavusi viešbutį, ji jau nusprendė, pirmą tučtuojau nusiųsti patį Bondą į Lordo Benedikto vilą tų brangenybių, kurių iš ten neparnešė Martinas. Antra, kai tik Bonda atneš tuos daiktus, kurių jį Brakanas ir siuntė į Londoną, važiuoti pas Brakaną ir prisijungti prie jo. Antra, kai tik Bonda atneš tuos daiktus, kurių jį Brakanas ir siuntė į Londoną, važiuoti pas Brakaną ir prisijungti prie jo.